tavo vardas? Smirdi. Aš nesmirdžiu. Ne, nesmirdi. Tik tai kažkokia žuvim atsiduoda nuo tavęs. Nors atrodytų, kad prisiminimai iš mokyklos turėtų būti patys šilčiausi, dažnai juos apkartina patyčios. Jei mokykloje turėjote pravardę, bijojote klasės mušeikos, jūs apkalbinėjo kiti mokiniai, vadinasi, buvote susidūrę su patyčiomis ir žinote, kaip tai yra nemalonu. Kas kaltas dėl patyčių? Ar galima joms užkirsti kelią? Ką daryti tėvams ir mokytojams? Kaip elgtis patiems vaikams? Simona Starkutė šiandien džiaugiasi itin sėkminga karjera mados pasaulyje. Modelis darbuojasi kartu su žinomiausiais fotografais. Jos atvaizdas reklamuoja garsiausius pasaulio prekinius ženklus. Žvelgdamas į gražuolės nuotraukas net nepagalvotum, kad paauglystėje ji taip pat kentėjo bendramžių patyčias. Kiekvienas vaikas yra su to susidūręs ir aš tikrai neišimtis. Ir dėl įvairiausių priežasčių, aš sakau, pradedant nuo to, kokia mano išvaizda buvo, nes kadangi aš esu modelis, ar ne, tai nuo paauglystės buvau labai aukšta, labai liekna. Bet ne vien dėl išvaizdos tyčiodavosi, būdavo dar ir kitų dalykų, ar ne, kad tėvai galbūt neturi ten tų pinigėlių daugiau kažkiek. Sakau, vaikai yra gan žiaurūs ir ras tikrai prie ko prisikabinti. Užsienyje laurus skinanti Simona apibūdinama kaip tobulų kūno linijų, išraiškingų veido bruožų ir tvirto charakterio moteris. Dabar savo viską galinti leisti 29 metų manekenė mokykloje išgyveno kur kas sunkesnius laikus. Vaikystėje buvau berniukiška, kai reikėdavo, atsikirzdavau, prisimena Simona. Klasiokai galėdavo sau leisti kažkur išvažiuoti kažkokias ekskursijas, galėdavo leisti naujus batus. Kalėdų metu vieni su kitais keisdavosi dovanėlėm, prabangiom dovanėlėm. Mūsų šeimoje to nebuvo, nes mama tiesiog augino mane viena, tėvai išsiskyrė. Ir be abejo, kad būdavo tokių pasisakymų, matot, jinai tai to ar ano neturi, ten vienaip ar kitaip apsirengus vaikšto, pasižiūrėkit jau ten, batas atplyšęs, kaip aš sakau, ar ten megztukas suplyšęs kažkoks, neturi naujo kažko pasikeisti. Simona prisimena, kad tiek mokytojai, tiek mokyklos administracija užsimerkdavo prieš patyčias. Pasityčiojimas, replikavimas tavo elgesio, ar tavo išvaizdos, ar tavo rūbų, ar to, kad tu gali, ko tu negali, tai mano atžvilgiu prasidėjo galbūt, kai aš pradėjau eiti nuo 4 klasės kažkur. Tai plus minus 10 metų. Jau po truputį buvo linksniuojami tam tikri dalykai. Ir tikrai nesulaukiau nei iš vienos mokytojos, kad kažkas kažką būtų sudrausminę. Tiesiog buvo nekreipiamas dėmesys. Ir tiek, žinot, paprasčiausias yra dalykas toksai, kad nematau, negirdžiu ir galvos neskauda. Visus nemalonius pojūčius modelis stengiasi laikyti savyje. Nesiskundė net mamai. Supratusi, kad užgaulus bendramžių žodžiai ir toliau ją persekios, Simona buvo priversta pakeisti mokyklą. Man, žinokit, mokykla tikrai nebuvo itin saldus reikalas, kaip aš sakau. Tais laikais, kad aš pradėjau dirbti dar modelio darbo, ar ne, Lietuvoje nelabai suprato aplamai, kas tai yra per darbas. Tai be abejo, kad manęs kiekvieną dieną mokykloje nebuvo. Tai būdavo tokių net iš mokytojų komentarų, kad turbūt jinai atsidurs raudonųjų žibintų gatvėje Amsterdame. Bet, žinot, mano mama pedagogė buvo ir mums buvo nuo pat mažų dienų aiškinama, kad negali būti visi vienodi žmonės ir negali atrodyti visi vienodai ir yra turtingų žmonių ir neturtingų žmonių. Ir nėra nieko blogo, jeigu tu esi neturtingas ar tu esi šioks toks kitoks, kaip aš sakau, vaikas. Pagalbos tarnyba vaikams ir paaugliams Vaikų linija, teikianti nemokamą ir anonimišką pagalbą telefonu bei internetu, labai dažnai sulaukia skambučių dėl patyčių. Organizacijos misija – teikti pagalbą vaikams ir paaugliams, priimant juos tokius, kokie jie yra. Savanorių mokytoja ir psichologė tėvams, kurie sužinojo, kad iš jo vaiko yra tyčiojamasi, patarė gerai apgalvoti savo veiksmus. Pirmiausia, tėvai turėtų tiesiog ramiai susėsti su vaiku ir kalbėtis apie tas situacijas, apie tai, kaip vaikas jaučiasi, kokios pagalbos jisai jaučia, kad jam reikėtų. Ir tik po to kartu su vaiku sugalvoja, apsitarę, jie turi imtis kažkokių tai veiksmų. Ir tikrai, tarkim, Vaikų linijos patirtis labai aiškiai rodo, kad yra dalis vaikų,
kurie nesikreipia pagalbos į suaugusiosius būtent dėl to, kad jie bijo, jog suaugę puls daryti. Jie eis į mokyklą, jie pakels didelį triukšmą, jie nueis pas skriaudėjų tėvus. Ir tai nereiškia, kad to tėvai niekada ir jokiom sąlygom neturi daryti, tiesiog vaikui tai atrodo baisu. Ir jam atrodo, kad po tokių tėvų veiksmų gali sekti dar didesnės patyčios, arba kad tai tik užaštrins situaciją ir jisai dar be to, kad yra taikiniu tapęs patyčių, kad jisai gali virsti skundiku, arba mamyčiuku, arba lepūnėliu ir įgauti dar naujų atspalvių tos patyčios. Tai dėl to iš tiesų yra labai svarbu, kad suaugę atsimintų, jog su vaiku reikia tartis. Tai nėra tik tai suaugusiųjų sprendimas, kad aš dabar čiupsiu ir čia viską sutvarkysiu. Su vaiku reikia kalbėtis ir tartis ir kartu su juo suderinti. Ar dabar mes visų pirma einam į mokyklą ir kalbamės, ar kol kas galbūt tėvai ir nieko nedaro, tiesiog stebi situaciją iš šono ir palaiko su vaiku ryšį ir vaikas, tarkim, kiekvieną dieną grįždamas papasakoja, ar keičiasi situacija, ar toliau iš jo tyčiojasi, ar nesityčioja ir panašiai. Tai iš tiesų veiksmai turėtų būti derinami visų pirma su vaiku. Patyčios yra tyčinis, kartais net kasdieną besikartojantis veiksmas. Skriaudėjas supranta, kad savo veiksmais skaudina kitą ir tai daro sąmoningai. Kas dėl to kaltas? Gal kalti tie, iš kurių tyčiojamasi? Ar kaltinti reikia tik skriaudėjus? Labai lengva kaltinti, man rodos, ir rasti kaltų visą laiką gali, bet aš gal tą klausimą kitaip kelčiau. Aš manau, čia ne kaltės klausimas, o gal tokios atsakomybės klausimas. Ir kitas dalykas, taip, vaikai elgiasi netinkamai, šaipydamiesi vienas iš kito. Bet pasakydami, kad jis yra kaltas arba nekaltas, mes nieko kaip ir neišsprendžiame tos problemos. Tai mano supratimu daug yra svarbiau matyti, ieškoti, iš kur tas elgesys atsiranda, kokį poreikį vaikas bando patenkinti tokiu savo elgesiu ir padėti jam kažkokiu būdu atrasti kitus būdus, kaip jisai galėtų pasiekti tų tikslų, kurių kartais siekia žemindamas kitus vaikus. Vaikai, kuriems teko išgyventi patyčias, ar tėvai, iš kurių vaikų buvo tyčiojamasi, klausia savęs, kodėl būtent jiems tai teko patirti. Kodėl vieni vaikai yra linkę tyčioti, šaipytis iš savo bendramžių, o kitiems toks elgesys nėra priimtinas. Tylit, esat kaip ir tas, kuris tyčiojasi, nes tylėjimas reiškia pritarimą. Yra tam tikros asmeninės savybės, kurios gali būti susijusios su tuo, kad vaikas turi polinkį labiau elgtis agresyviai arba priešingai, jisai dažniau gali būti pasirenkamas kaip patyčių taikiniu. Tai tarkim yra pastebima, kad vaikai, kurie tampa patyčių taikiniais, jie yra jautresni, jie yra labiau užsisklendę, jie nelinkę reaguoti agresyviai kitų vaikų agresyvų elgesį, tai būtent jie tarsi nėra linkę apsiginti arba atstovėti kažkokią jėgą savo tą poziciją. Ir tada tokie tylesni, ramesni, drovesni vaikai, jie tarsi tampa dažniau patyčių taikiniais. Ir atitinkamai iš kitos pusės pasižiūrėjus, tie vaikai, kurie tyčiojasi, irgi yra pastebėta, kad šiems vaikams yra būdingas mažesnis empatijos jausmas, kad jiems tarsi šiek tiek mažiau rūpi, kaip kiti žmonės jaučiasi. Taip pat, kad šie vaikai turi tokį padidėjusi gal poreikį dominuoti ir patyčios tampa tarsi būdų patenkinti šitą poreikį. Bet čia yra tik tai viena nedidelė grupė priežasčių. Aš esu labiau šalininkė ir mes kaip tarnyba labai palaikom tokį požiūrį, kad visgi patyčios tai yra visų pirma išmoktas elgesys. Tai, ką vaikai stebi, tą jie ir išmoksta. Ir tai reiškia, kad mūsų visų pirma suaugusių tarpusavio santykiuose labai trūksta pagarbos, būtent pagarbaus bendravimo, lygiavertiško bendravimo, nežeminant vienas kito. Jeigu mes tą elgesį dažniau demonstruotumėm, tikėtina, kad ir vaikai dažniau bendrautų žymiai draugiškiau. Deja, būna ir taip, kad po pokalbių su mokytojais, skriaudėju, jo tėvais, patyčios nesiliauja ir problemos sprendimo būdas nėra randamas. Ką daryti tuomet? Vienas iš efektyviausių dalykų galbūt būtų pakeisti aplinką, tikintis, kad kitoj aplinkoje to nebus. Ir jiems tai vienas geriausių sprendimų gali būti. Bet dabar ar tai pakeis situaciją klasėje ar mokykloje? Tai tikriausiai ne. Nes tie, kurie tyčiojasi, kurie netinkamai elgiasi, jie lieka toliau ir jie toliau gali pasirinkti, ką nori ar ne, ir tęsti tą netinkamą elgesį. Todėl labai svarbu iš mokyklos perspektyvos tai būtent skatinti ar ne, kiek įmanoma, užtikrinti, kad tas netinkamas elgesys nesikartotų. Ir tam būdų ir priemonių yra. Vaikystėje ar paauglystėje patirtų patyčių pasekmės gali išlikti visam gyvenimui.
Vaikai susiduriantys su šia problema dažnai jaučiasi nesaugus, patiria nerimą, baimę. Jie dažnai liūdi, jaučiasi prislėgti, mažiau pasitikė savimi ir prasčiau save vertina. Tie suaugusieji, kurie vaikystėje patyrė patyčias, po daugybės metų jie gali su labai ryškiam detalėm papasakoti, kokie buvo tie patyčių atvejai, kuomet iš tiesų jautėsi stipriai skaudinti ar pažeminti. Kitas dalykas, kad jeigu vaikas auga be paramos, jeigu jis iš tiesų tą patyčių situaciją išbūna pats vienas, labai neretai patys suaugusieji sako, kad ką aš iš to išmokau, aš išmokau užsidaryti savyje, aš išmokau būti nejautrus, aš užsiauginau storą odą, kuri ir dabar suaugusio amžiuje yra štai tokia stora oda. Tai reiškia, kad suaugę jie irgi gali būti viduje labai jautrus, tačiau nemokėti nieko, nežinoti, kaip su tais jausmais dorotis, kaip juos išreikšti, ką su jais daryti. Kita vertus yra dar ir ta kita tokia pusė, kad kai yra labai ilgai gniaužiamos kažkokios sunkios emocijos viduje, mes niekada nežinom, kokiu būdu jos pratrūksta. Ir čia mes turime, tarkim, suaugusiųjų, kurie bando žudytis. Žinoma, pavyzdžiui, savižudybių problema yra visų pirma apie ne vaikų tarpę, yra apie suaugusių tarpę. Ir suaugę tikrai iki šito taško prieina ne per vieną dieną. Ir tai nėra tik tai su kažkokia, nežinau, suaugusio gyvenimo aspektai susijęs reiškinys. Tai labai tikėtina, kad tam tikri skaudus išgyvenimai sukaupti vaikystėje, suaugusio amžiuje gali privesti prie kažkokio tai autodestruktyvaus elgesio ir netinkamo elgesio. Bet kokiu atveju patyčios tai nėra ta patirtis, kuri mokina kažką labai pozityvaus ir gero. Tai yra toks tikrai skaudus patyrimas. Ar galėtų pasaulyje egzistuoti mokykla be patyčių, pašaipų, žeidžiančių pravardžių? Mokykla, kurioje mokiniai ir mokytojai gražiai sutartų, gerbtų vienas kitą. O gal tai tik svajonė, kuriai nelemta išsipildyti? Tai tada turėtų būti visi ten kaip šeima. Maždaug labai. Tada jų visi pomėgiai turėtų būti tokie patys. Maždaug visi į vieną klasę, kurie mėgsta ten muziką, visi į vieną klasę, kurie mėgsta šokius ir visą kitą. Bet žinoma, tarp jų irgi būtų kažkokių patyčių. Maždaug, aš neįsivaizduoju tokios vienos grupės, kurioje kad nebūtų patyčių. Nes vis tiek, tarkim, tie, kurie mėgsta šokius, vis tiek bus gal tarp jų, kuris blogiau šoka ir maždaug vis tiek bus kažkokios patyčios. Tokia siekiamybė tikrai turi būti, kad mažintume patyčių ir tą įmanoma padaryti ir gerokai sumažinti patyčių sistemingai dirbant, kaip jau per metus pusantrų, gerokai jų sumažinti, jeigu dirbama yra su tuo. Dabar be abejo, kai yra daug vaikų vienoje vietoje, kyla visokių tarp jų ir konfliktų ir įvairių dalykų, bet jeigu kalbame apie patyčias, tai yra vis tiek, kuo skiriasi nuo kitų agresijos formų ar nuo konfliktų, tai yra pasikartojantis elgesys. Skriaudžiamas vaikas yra silpnesnėje pozicijoje. Ir tikrai galima užkirsti kelią ilgalaikiam patyčiams, kurios ir yra vienas tokių stipriausių, tokių rizikos faktorių vėliau, kur vaikas gali sulaukti tikrai įvairių turėti pasiekmių vėlesniam gyvenime, jeigu išgyveno patyčias metus ir daugiau. Trakų rajono Paluknio Medeinos gimnazija į patyčias mokykloje žvelgia kaip į rimtą problemą. Jau kelerius metus mokykloje taikoma pasaulyje pripažinta Olvejaus programa, kurios tikslas – išmokyti visą mokyklos bendruomenę atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai jas reaguoti. Olvejaus programą Lietuvoje įgyvendina vis daugiau mokyklų. Jeigu paauglys, kuris elgiasi agresyviai, netinkamai ir sunku su to elgesiu kažkaip tvarkytis, tai jeigu būtų investuojama į prevenciją ir gerokai anksčiau būtų dirbama su tuo elgesiu, nuo pirmų to netinkamo elgesio apraiškų, nuo tada, kai tas vaikas dar buvo darželyje ar pradinėje mokykloje, tai žymiai po to būtų lengviau tas problemas spręsti ir tas būtų ir paprasčiau, ir pigiau, ir žymiai lengviau koreguojama. Svarbiausia nepraeiti pro besityčiojančius mokinius, bet kaip nustatyti tas patyčias nėra taip paprasta. Visigi žinome, kad patyčios, bent jau šita metodika Olvejaus aiškina, kad patyčios tai nuolat pasikartojantis netinkamas elgesys, kai siekiama pamenkinti mažesnį, silpnesnį ir tai vyksta ne vieną, o kelis kartus. Jeigu tai vienkartinis apsižodžiavimas, tai nelaikoma patyčiomis ir tada, tik tai tada belieka išsiaiškinti, kada patyčios, kada ne. Tai turi situaciją spręsti bent du suaugę pedagogai
techninis personalas informuoja tiesiog, va ten ir ten mačiau, kad kažkas vyko, tada mes susikviečiam, dažniausiai socialinė pedagogė, klasės vadovas ir tada žiūri, sprendžia tą atvejį, diskutuoja, aptaria su mokiniais, kas ten vyko, po vieną mokinį. Metodika prašo po vieną mokinį pasikviesti ir spręsti tas problemas. Anksčiau, kai tyčiodavosi dar, kai nebuvo dar programos ir šiaip paėmus tos ankstesnius laikus, dar kai aš pats pradinukas buvau, tai tikrai patyčios buvo tos netgi tokios žiauraus lygio. O taip, kai jau įvedė tą LVS programą, vis tiek jau buvo jau ir mokytojai daugiau aptarinėjo su tais mokiniais per ten pamokas, šiaip tas situacijas buvo pradėtas spręstas, buvo daugiau dėmesio kreipiama, ten prižiūrima, mokytojai va būdi koridoriuose, prižiūri, kad ten nebūtų tų va, visų patyčių, stengiasi, kad buvo kalbama apie tai, kaip yra, nes patyčios, o kaip pats buvo važinėjantis, tai ir patyčios ir autobuse vyksta, kol tai va kažkaip buvo pradėta apie tai kalbėti. Na ir, man rodos, sumažėjo tai žymiai. Patyčių mastas yra tyriamas ir dabar palyginus sumažėjo berods 5% patyčių mastas, lyginant su pradiniu laikotarpiu. Tai yra, tie pokyčiai yra labai geri. Ir mes žinom, mes galim visiems pasakyti, kodėl. Dabar kiti sakytų, kodėl jūs dabar šitaip stabdot, kodėl jūs taip elgiatės, kodėl jūs tą. Mes žinom ir vaikams pasakom. Yra tas patyčių ratas, yra tokia metodika, yra toks apibrėžimas. Mes turim ką paaiškinti ir kaip. Ir nuosekliai galim vykdyti. Kartais tenka girdėti, kad yra daug įvairių prevencinių programų, kaip jos ten veikia, efektyvios ar ne, tai tų efektyvių nėra tiek jau daug, patikimų, rezultatais grįstų. LVS programa, jinai yra viena iš, dabar tiksliai neprisiminsiu, bet iš 20 ar iš kiek, iš 15 efektyviausių pripažintų pasaulyje pagal savo rezultatus. Ir tai yra ne nuomonė, tai yra faktais patvirtinti rezultatai. Ir vienas iš dalykų, dėl ko būtent šita programa yra tikrai efektyvi, nes jinai traukia visą mokyklos bendruomenę. Absoliučiai visą. Dažniausiai pasitaikančios žodinės patyčios. Mokiniai sulaukia komentarų apie savo išvaizdą, socialinę padėtį, charakterio savybės. Puolamas vaikas jaučiasi esąs silpnesnis fiziškai ar psichologiškai už agresorių ir negalintis apsiginti. Anksčiau buvo socialinė padėtis, tai dabar, sakyčiau, elgesio vertinimai. Elgesio vertinimai paties. Anksčiau buvo tėvų materialinė padėtis ir panašiai taip toliau, kiek gali. Dabar asmeniniai patys vaikų. Į vaikų asmenybės nueina. Jau tėvų nebeliečia, tai jau yra gerai. Jau sakyčiau, kad tas va išnyko. Jeigu dėl religijos, dėl kas nors, koks tu iš namų atėjai, nesvarbu. Esmė ta, koks tu esi čia, koks tu čia pasirodai. Yra tokių, kurie paauglystėje jaučiasi, kad jie yra dievas, galima taip pasakius, tai šaipusi iš tų, kurie nepritampa prie jo, arba tie, kurie yra iš vis tokie atsiskyrę, kurie ten gal labiau mokosi, tai pavadinus tie moksliukai, tie tokie va, iš tokių, kurie nepritampa, gal silpnesni fiziškai. Pagrindė aš pastebėjau, kad yra iš naujokų, nes jie arba nežino, kaip dar prisitaikyti prie tam tikrų žmonių ir jie, kaip pasakyti, jie nežino kalbos arba netgi nerodo savo iniciatyvos, kad jie nori bendrauti ir visą kitą. Todėl jie būna kažkiek atstumti. Dažniausias vaikai iš socialiai remtinų šeimų. Bent jau mūsų mokykloje tai būdavo. Arba tie, kurie labiausiai išsišokdavo. Tad mano klasėje buvo vienas toks atvejis, bet viskas pasikeitė. Gimnazijos bendruomenė laiku sustabdžiusi patyčias sugebėjo užkirsti kelią net paauglio savižudybei. Tačiau socialinė pedagogė neslepia, kad sprendžiant tokias problemas, dažniausiai būtent tėvai kiša pagalius į ratus, nors jų vaidmuo kovojant su patyčiomis labai svarbus. Turėjom ir tokią atvejį čia iš seniau, tai galbūt pasakysiu, kur dukra atėjo ir pasakė savo klasės draugui maždaug, mes rūbus perkamės Panoramai, o to Humanui. Ir mama palaikė dukrą, buvo labai sudėtinga įspręsti iš tikrųjų, bet įsiaiškinom, nes vėlgi, kaip aš sakiau, pas mus visi yra labai geranoriški, mūsų nedideliai bendruomeniai, tos pačios vertybės
Ir mama ateina įsitikinus, kad mano vaikas pats geriausias, paskui jie išaiškina, kad turbūt taip nėra, kad šiuo atveju suklydo, bet mama vėl taip pat iš meilės vaikui, iš pasitikėjimo tą mūsų bendruomenę, mūsų pačių darbo. Ir savo pačios dukrai galų gale supranta, kad jos naudai, dukters naudai reikėtų truputį kitaip pasižiūrėti. Ir viską veikiam kartu. Turi būti reaguojama visą laiką į netinkamą elgesį. Reaguojama sistemingai ir nuosekliai. Tai vienas dalykas, kad kai yra pastebimas netinkamas kažkoks elgesys, šaipimasis, skaudinimas, tai būtinai reaguojama iš karto, įsikišama. Nes jeigu žmogus nereaguoja, jeigu suaugęs praeina pro šalį, jis neranda tam laiko arba galvoja, čia nieko tokio, nes nevyksta fizinių patyčių, mušimo, spardymo, tai gal kol tai yra žodinės patyčios, gal tai yra nieko tokio. Tai ir praeina pro šalį. Bet jis duoda tuo metu žinią vaikams ir tiems, kurie dalyvauja patyčiose, ir tiems, kurie stebi jas, kad taip elgtis galima. Tai yra viskas tvarkoj. Patyčių situacijų sprendimas prasideda ne nuo vaikų, jis prasideda nuo suaugusių reakcijos. Ir veiksmingai patyčios yra stabdomos tada, kai visų pirma iš suaugusių ateina labai aiški žinutė, kad tai yra netinkamas elgesys, aš matau šitą elgesį, aš stabdau šitą elgesį, aš reaguoju šitą elgesį. Ir tai turi ateiti iš suaugusio. Tik tada, kai vaikai mato, kad suaugę iš tiesų įvertina tai kaip netinkamą elgesį, tada ir jiems yra daugiau tokio stimulo susimastyti ir suprasti, kad gal iš tikrųjų šitaip elgtis aš neturėčiau, kad tai yra netinkamas elgesys. Dar vienu iššūkiu mokyklų administracijai tapo elektroninės patyčios. Jos vyksta elektroniniais laiškais, žinutėmis socialiniuose tinklalapiuose. Tam užkirsti kelią labai sunku. Dažnai pričiupti skriaudėją reikia didelių pastangų. Virtuali erdvė vis dažniau tampa minų lauku, kurio neišvengia daugelis vaikų, o pabėgti nuo piktų replikų beveik neįmanoma. Elektroninės patyčios jos vyksta. Jos, žinoma, yra retesnės negu tos, vadinkim, realiam gyvenime. Tie šaipimaisi, užgauliojimai, kur daugiausiai yra žodinės būtent patyčios formos ar ne, to elektroninių yra mažiau, bet vėlgi pasekmės gali būti labai skaudžios, nes tada patyčias stebi ir mato ne tik 20 vaikų klasėje, bet galima matyti visi 500 Facebooko vadinamų draugų. Čia labai sudėtingas dalykas ir mums tikrai labai sunku šitą dalyką sekti. Vėl taip pat dirbam su vaikais, kad jie būtų kuo atviresni. Svarbiausias momentas - neištrinti tos netikusio pranešimo ir aiškintis aplinkybės. Jeigu patyčios vyksta ir persikelia į elektroninę erdvę, reagavimas turėtų būti toks pats kaip ir klasėje, ar ne? Tai pavyzdžiui, skriaudžiamam vaikui tikrai patariame išsaugoti tuos skaudinimus, ar ne, tai padaryti print screenus vadinamus, tų žinučių ar tų šaipimus, jeigu vėliau reikėtų apie tai, kelti tos klausimus viešumą, aiškinti situaciją, tai kad būtų tie įrodymai. Tai tiesiog viena tokia dar specifika, neištrinti tų žinučių, kad ir kokios jos skaudžios, jų galima neskaityti, bet išsaugoti, kad vėliau rodyti. Patiri mokykloje patyčias, netylėk. Jei nesinori išsipasakoti tėvams, tai padaryti gali mokytojams, mokyklos socialiniam pedagogui, skambinti į vaikų liniją. O gal turi vyresnį draugą, kuris gali padėti? Patyčios labai sukelia daug sunkių jausmų, yra labai svarbu jų neuždaryti savyje ir ieškoti būdo, kur juos išreikšti. Pavyzdžiui, kai mums skambina vaikai ir mes kalbamės apie patyčias čia vaikų linijoje, mes visuomet galvojame, ieškom jų aplinkoje kažkokių stipriųjų pusių. Ir tikrai kartais vaikai, patirdami patyčias mokykloje, jie turi nuostabių draugų už mokyklos ribų, jie turi nuostabių pomėgių, kuriuos gali realizuoti. Ir tada mūsų tikslas yra pastiprinti būtent tą pozityvėją pusę. Taip, ne mūsų valioje sustabdyti tas patyčios, kurios vyksta mokykloje. Bet ką mes galim padaryti, mes galim kartu su vaiku surasti galbūt 1-2 žmonės, į kuriuos jisai gali atsiremti savo aplinkoje. Ir kai jam yra labai sunku, kai jisai jaučiasi ypatingai pažemintas, kad jisai žinotų, jog jiems gali paskambinti, su jais gali pasikalbėti, jiems gali išlieti tuos jausmus, kurie yra susikaupę. Ir aišku, kitas dalykas mums yra tikrai atrodo labai svarbu ir mes drąsinam vaiką visgi toje aplinkoje ieškoti suaugusio žmogaus, kuris sužinotų apie šitą elgesį, sužinotų apie vykstančias patyčias ir galėtų inicijuoti kažkokį tai jau veiksmą mokykloje, kad patyčios liautųsi. Visgi vaikas nėra atsakingas už savo saugumą mokykloje. Mokykloje dirba mokytojai, namuose yra suaugę tėvai, kurie kartu bendradarbiaudami tikrai gali sustabdyti ir sumažinti patyčias vykstančias prieš vaiką.